Tai aš esu įmonės galimybė arsenalas lektorė, psichologė, direktorė, slapta pirkėja, aktorė būnu, daug įvairių vaidmenų atlikinėju, stengiuosi būti pozityviu žmogumi ir šiandien labai noriu pasidalinti tuo pozityvumu, idėjomis, galimybėmis išlavinti pozityvumą su jumis. Tai šiandien analizuosime, kaip galima lavinti pozityvų mąstymą. Aptarsime 4 pagrindinės sritis, kuriuose padirbėję mes galime sustiprinti savo pozityvumą. Padarysime daugybę pratimų įvairiausių. Pasidalinsiu ir įvairia tiek savo, tiek kitų patirtimi. Taip, kad padarysime viską, ką įmanoma, kad sustiprintume dar labiau pozityvumą. Ir net sunkiausiamis aplinkybėmis sužinotume, ką daryti, kaip elgtis. Supykdė klientas, ar išsilieti ant jo, ar nutilėti, ar šypsotis, ar dar kažką daryti. Taip, koks teisingas atsakymas. Bamba antroji pusė, ką su juo daryti? Ignoruoti ar kažkaip tai paveikti. Tai visą tą mes kartu aptarsime. Stovite prie odontologo durų, drebate. Prie vadovo durų drebate. Laukia svarbus pokalbis su klientu, antrąją pusę ar dar kažko drebate. Taip, kažkokia sudėtinga situacija. Turite pasisakyti prieš auditoriją, drebate. Taip, įsijungiat savo mygtuką, padarot savo kažkokį tai gestą įprastą, pasitaisot akinukus ar dar kažką, pasitempsit ir akimirksniu jūs įgijate pasitikėjimo savimi, sustiprėjate. Tai tą mygtuką turėti apsimoka. Taip, tai tikrai išsibandykite. 3, 4. Aš šaunuolis! Trūksta oranžinės, geltonos, raudonos. Šitos spalvos labiausiai energizuoja. Tarkim, oranžinė labai skatina bendrauti. Geltonas suteikia labai daug pozityvumo. Raudonas skatina aktyvumą, energiją, kai jos per daug skatina agresiją. Taip, tai atsargiai. Arba viskas pas mane absoliučiai gerai, bet pataikiau į aplinką neigiamą. O atėjau visi susiraukę. Gerai, negi čia išsišoksiu. Irgi pabūsiu susiraukęs, taip. Ir visas tas ratas užsisuka. Tai dabar, kaip lavinti pozityvumą? Pats geriausias dalykas – didžiausią dėmesį skirti mintims, nes tai efektyviausias būdas. Jeigu mes pakoreguojame mintis, pasikeičia mūsų ir nuotaika, ir elgesys, ir fizinės kūno reakcijos, ir aplinka. Tai, ką mes dabar darysime, analizuosime, kaip teigiamai paveikti mintis, kaip teigiamai paveikti savo kūną arba fizinės reakcijas, kaip pasirinkti efektyvų elgesį ir ką daryti su aplinka, kad mūsų savijauta būtų pozityvi, geresnė.